pareigos įvairiausios. Vienas teisėjas yra 62 metų operavęs sąnarį ir dėl komplikacijų mirė. Komplikacijos tai yra greičiausiai kraujo krešulys susidarė, kuris sukėlė mirtį. Kita teisėja yra 58 metų. Gyvsidabris tokių, kurie įeina į labiausiai nuodingų medžiagų dešimtuką. Tai čia yra ne juokas. Prieš keletą metų dėl plaučius pasiekusio krešulio reanimacijoje gulėjo ir dabartinis generalinis prokuroras, kuris dirbo teisme teisėju. Tačiau medikai nepatvirtino, kad jis susirgo dėl to, kad prisikvėpavo gyvsidabrio, kurio buvo rasta teisme. Jis valstybės į teismą nepadavė. Tačiau du ukmergės teisėjai, 4 prokurorai, 7 advokatai ir jų padėjėjai bei 18 esamų ir buvusių teismo darbuotojų iš valstybės nori prisiteisti 7 milijonus eurų. Jie argumentuoja, kad 10 metų buvo nuodijami gyvsidabriu. Nuo daugiau nei 225 tūkstančių eurų kiekvienam. Jie taip pat nori, kad valstybė 2 kartus per metus apmokėtų jiems sanatorijas, periodinius sveikatos tikrinimus ir už visų ligų gydymą. Žmonės nebegali planuoti savo ateities, nebegali planuoti šeimos pagausėjimo, negali, nes susigimimo tikimybė išauga labai didelė. Kai kas neiškimus nutraukė, persklydimai buvo, kai kas savo karjerą negalėjo planuoti, nes jaučiasi nuovargis, jaučiasi tam tikra depresija. Tačiau valstybė mokėti 7 milijonų ukmergės teisininkams nenori. Nacionalinė teismų administracija sako, kad neturtinė žala ieškovams atlyginta išmokėjus pašalpas ir apie 6 tūkstančius eurų sumokėjus už sveikatos patikrinimą. Labai keistas dalykas yra, mes kaip prašome, iš tikrųjų, nuosekliai patikrinti sveikatą ir išsiaiškinti, kokia yra sveikatos būklė. Praktiškai visi Lietuvoje atsisako tikrinti arba kalbėti normaliai ir teigia, kad jie yra visiškai sveiki. Iš pradžių kalba visi gydytojai, kad čia pas labai blogai, ten 100 kartų viršyje leistinos normos, o pažymoje rašo, kad viskas gerai. Sveikas, jūs sveikas girdėti. Ukmergės teisininkai laukia išvadų iš Didžiosios Britanijos. Mūsų regione yra mėgstami kopūstai. Kopūstas irgi turi gyvsidabrį. Iš tai ruošiame kažkiek tai paima. Taip, kad, sako, reikia visus šitos duomenis surinkti